keliauju prie tavo aprašymo. Šiandien nagrinėsime tavo sapno ir galimai astralinės projekcijos. Skaitau tavo sapną. Pradžioje sapnavau, kad Viktoras man sako, prie automobilio stovi vyras su šlanga ir nori, kad aš nemokamai nuplaučiau automobilį. Nuėjusi, pamačiau savo buvusį bosą. Pasakiau, kad jį pažįstu ir galiu nuplauti automobilį. Tuomet pasirodė jo žmona, su kuria kažkada buvome draugės. Ji laikė šlangą ir bėgo vandens srovė. Sustosime čia ar ne, nes paskui kita scena Jo, yra. gerai. Tai ką tu matai, kas čia per sapnas, ką jis tau indikuoja? Man tai kažkaip atrodo, kad čia daugiau archetipai buvo paimti. Žinai, mes dažnai sapnuose matom pažįstamus veidus, bet kaip aš supratau, kad kartais gali būti tiesiog kaip archetipas kažkoks tai, ne? Tai tos energijos, matai, buvo kaip ir moteriška, ir vyriška. Tai tarsi kažkoks tai susijungimas tarp mano tų dviejų dalių, aš taip kažkaip išjaučiu dabar. Ir automobilis iš tikrųjų toks spalva tokia kaip sidabrinė, labai panašiai į mano. Tai čia galbūt, žinai, kaip aš išjaučiu, mes turimgi tą sidabrinę energiją, ne, kažkaip. O automobilis yra mūsų kaip ir kūnas, tarkim, kažkokia stabilizacija, nuplovimas. Ta srovė ganėtinai buvo, žinok, stiproka, bet aš manau, kad čia buvo tas taip kaip pereinamasis kažkoks tai. Nes paskui labai perėjo šitą vandens tematiką tau į kitą sceną. Tada aš skaitau kitą dalį. Staiga tarsi papuoliau į jūrą. Tai va čia gaunasi kaip nuo vandens tos srovės, ar ne, vat papuoliai į jūrą. Taip. Su manimi buvo Viktorija. Mūsų traukė sūkurys ir mes pakilome, atsiradome kitoje vietoje. Patekome į erdvę ar namus, kur buvo keli jauni žmonės, merginos ir vaikinai. Jie tarsi laukė manęs. Tai čia irgi truputį sustosiu. Tas vanduo, tai toks kaip pereinamasis, toksai kaip įtraukimas. Čia man pirmą kartą toks jausmas kaip per vandenį įtraukia. Tokį granai pajutau tokį kaip įtraukimą, portalą. Nu ir va, atsiradau kažkokioj tai erdvėje. Galim tęsti. Gerai. Tai toje erdvėje, kur jūs atsiradote, buvo labai daug įdomių daiktų. Jie man juos rodė, aš juos lėčiau. Pasakiau, kad labai norėčiau pašokti ant scenos. Tada vaizdas pradėjo slysti, lyg dingti. Pasakiau jiems, kad tuoj išeisiu. Jie sakė, prie tavęs yra daiktai, skaičiuok juos, dar pabūk. Aš pradėjau trinti rankas ir liesti kubelius, skaičiuoti juos. Vaizdas stabilizavosi. Čia sustosiu irgi. Jo. Tie daiktai visokie, žinai, visokie tokie kaip smulkus labai daikčiukai. Ir jie turėjo formas, bet aš negalėčiau pasakyti, kad tai buvo kažkokios tai statulėlės. Bet buvo, žinai, labai dominavo bronzinė, man dažnai bronzinė spalva kažkaip tose sapnuose ir astralinėse pasirodo. Bet kaip aš suprantu, tai yra vėlgi bronzinė energija, bronzinė mano dalis, susijęs su mano kažkatro subtiliojų kūnu. Mūsų kūnų yra labai daug. Tai tas bronzas vėlgi kažkaip tais kaip atmintis kažkokia tai. Jų tokia kaip daug dalelių buvo, ne? Labai labai daug dalelių. Gal kaip kodukai tokie apčiuopiami. Kiekvienas tas daikčiukas turėjo kažkokį tai kodą. Gerai. Skaitau toliau. Jie sakė pabūti bent 20 minučių ir suras man sceną šokti. Atsiradome nedidelėje salėje. Viena mergina purškė kvepalus ir tepė baltą pudrą ant veido. Aš paklausiau, kelinti metai dabar. Jie atsakė, 1850-ieji. Pudra atrodė lyg porcelianinė, šiek tiek nelygi, bet madinga. Čia irgi sustosiu. Jo, man labai keista buvo, kad mane bandė kažkaip išlaikyti kuo ilgiau ir naujas metodas kaip stabilizuoti, kad atrodo kiekvieną kartą kažką vis nuo išmokstu.
Ir kiekvienas iš tikrųjų turi savo kažkokį tai unikalų metodą, ne? Ir vis atsiveria naujų ir naujų įgūdžių. Aš papuoliau į savo kažkokią tai atmintį, bet ta atmintis, supranti, kaip egzistuotų tarp eterinio ir astralinio kažkokia tai, kaip ir, nes ten labai tokios lengvos energijos aš jutau. Tokios jos yra skaidri labai energija, žinai, kaip būna tu tarsi kaip iššoktumai kažkokią tai hologramą, ne, ir per ją skaitytumai ar išjaustumai tą energiją tuo metu, kaip buvo kažkas tokio. Ir kai purškė tuos kvepalus, aš pajutau tokį kaip truputėlį netgi alkoholio skonį. Ir aš po to, aišku, bėgu pasiskaityti. Tik dabar bandau suderinti eterinį erdvėje, ar informacija atitinka, nes 1850 metais, žinai, buvo tokie kaip buteliukai su pompikė purškiamieji. Žinau, aš apie tokius turėjau. Ne? Buvau nusipirkusi tokį buteliuką, jis buvo specialiai toksai padarytas, kur tu persipili savo norimus pilstomus kvepalus ir su tą pompytę, taip, žinai, kaip filmuose senoviniuose rodo. Ir iš tikrųjų buvo daromi kvepalai iš levandos, rožių. Tai man tas pats kvapas, skonis iš tikrųjų priminė būtent tų laikų. Grinai čia ta, kaip sakai? Madas, jo. Bet man kažkaip atrodo link Prancūzijos labiau meta negu Victorian laikų, kažkaip link Prancūzijos. Ar aš keliaudavau? Tai kažkokia kaip ir reinkarnacija, mano, žinok. Gerai, tai čia tą reinkarnaciją pasižiūrėkim. Kas tam įdomaus buvo? Kodėl tau pasąmonė norėjo, kad tu prisimintum? Žinai, man rodo labai tokį įdomią kaip aristokratišką šeimą, ne? Tokia kaip pilį rodo. Ir yra tokie kambariai atskiri. Jų tų iš tikrųjų kambariukų labai daug. Ir merginos tokios su lininiam baltom palaidinėm. Ir jos tokios panašaus amžiaus, bet aš dabar išjaučiu, kad jos buvo kaip ir mano sesės. 18, 17, 16, žinai. Ir toksai ruošimasis, tas toksai, žinai, tas toksai, žinai, malonu gražintis, tiesiog purškitų tą kvapą, žinai, po to tas pudras, ta pudra tuo momentu irgi buvo labai populiari, žinai, būti su tais veidais tokiais porcelianiniais šviesiais labai jau. Aplamai tais metais tas aristokratiškumas, ta balta oda, juk saugojo su skėtukais vaikščiojo, kad nenudegtų. Ir buvo ta tamsi oda, tokia labiau kaip tarnų vergų bruožas toks, nes reiškia, jeigu tu tamsi oda, tai tu dirbi laukuose ir panašiai. Tai tas jie dar labiau net tą baltumą norėjo parodyti. Taip. Tada buvo toks laikotarpis tikrai, kai tas baltumas labai rodydavo tą aristokratiškumą, prabangą, klasę. Ir kaip aš matau tam sapne, toj projekcijoje, aplamai bandau nuskaityti, kad man šokiai tuo momentu buvo kažkas wow. Ir aš pati kažkaip atrodo, ar mokinausi šokti. Kažkokie tai pasirodymai ant scenos. Kažkokie tai dėl to tu taip ir norėjai ant scenos pašokti, toksai kaip atsiminimas. Taip. Bet ir šioje realybėje aš esu buvus šokėja. Tai čia man ta scena tai jau yra kažkas, žinai, kaip tu išreiški savo tą, kažkaip per šokį tu išreiški save. Nėra baimės, tik tais pasitikėjimas. Bet įdomiai, ne? Pas mane visą laiką, tarkim, būdavo taip šokiam, baimės nėra, ten ant scenos dalyvaus šokti, viskas okei, bet kalbėti, jau ne. Žinai, prieš klasę, pažiūrės, įstojant, ten reikėdavo pasakoti prie lentos. Tai kažkaip labai skirias, kodėl, pavyzdžiui, šokis drąsienė, o kalbėjimas
Nu, tu mėgaujasi šokiu, tau tai patinka, tau tai sekas ir kai tu kažką, žiūrėk, kai mes esame kažkur labai gabus, mes automatiškai ir savivertė, ir pasitikėjimas, ir tu žinai, kad tu padarysi gerai, tu žinai, kad kiti grožėsis, nėra to, kad aš susimausiu, susikirsiu, o kai reikia kalbėti, tai kalbėjimas, viešas kalbėjimas aplamai yra numeris 1 didžiausia baimė visame pasaulyje. Oho. Gal dėl kritikos, ne? Kodėl žmonės, šokį irgi gali sukritikuoti kažkas. Ne ten žingsnelis, ar tas ar anas, bet pats tas kalbėjimas kažkaip. Na, tas kalbėjimas, kai tu kalbi, tu esi vienas. Šokis, galbūt irgi šokį viena, bet kažkas yra žmonėms to kalbėjimo. Aš neturiu tos baimės. Viešai kalbėti. Aha. Dabar, pavyzdžiui, prieš salę, ne? Būtų daug žmonių, stebėtų tave. Šiaip aš irgi nebijau, Aš mokykloje vesdavau renginius, man reikėdavo vienai kalbėti, vedėja dažnai būdavau, neturėjau tos baimės, žinok, visokius eilėraščius deklamuodavau, visi kokie renginiai būdavo, sur reikėdavo. Pavyzdžiui, pas mane, tarkim, aš kai dirbau apsaugoje, ne, tai ten būdavo irgi daug žmonių grupės. Ir tu ten turi susitvarkyti, viskas okei, žinai. Bet kai tu esi ant scenos ir tave stebi daug akių, ir ypatingai, jeigu dar ne lietuvių kalbą šnekėjau angliškai, tai iš viso būdavo. Gal, žinai, kažkaip po to pripranti, nežinau, čia gal kiekvienam skirtingai. Jo, kiekvienam skirtingai. Ne visi ir eina į televizijas, į vedėjus ir aplamai tie, kur būna tokie žinių vedėjai ar ne, ten ir visokios tos renginių vedėjai, ne visi gali tokius atlaikyti. Nes kažkaip, man atrodo, kažkaip balsas, ne, gerklės čakra labai jautri, o šokis, ne, kažkaip dominuoja pagrindo čakrą, kažkaip išlaiko tą balansą, kažkaip gerklės... Žinau, kad dabar taip pagalvojau su dainavimu. Yra žmonių, kurie yra labai kuklus, taip ant scenos atsistos, tam vos žodį pasakys, bet tarkim, kai būna tie talentų šou, vaikai, bet pradeda dainuoti, tai ten išsiveržia tokia energija, kad ohoho. Ir atrodo, kad prieš tai ką tik vaikas toks kuklus buvo, dabar apsivertė, kad vos nežvaigždė ant scenos, atrodo, kad praktikos belie kiek daug metų. Ir tai irgi gal, bet čia yra, kad jisai daro tai, ką jis, jis pasitikė savimi tuom, tame, ką jis daro. Tai va. Gerai, ką tu matai toje, grįžkime prie tos reinkarnacijos. Man labai daug juoko, to tokio žaismingumo, žinai, ir ta tokia moteriška bendrija labiau su tom vadinamom seserim, kažkaip labai gera ta draugystė, tas toksai santykis, harmonija tokia. Atrodo, žinai, susitinki vakarais, kažkaip pasakoji viena kitai kažkokias istorijas, ar ten knygas skaitai, vienas klausosi, kažkaip atrodo, visos sušokusios į lovą, žinai, viena, tarkim, skaito knygą, kitos, žinai, klausosi, mėgaujasi, tokie labai šilti santykiai. Tai ne dabartiniai, kur visi technologijai sulinda. Žinok, tikrai. Jo, iš tikrųjų, žinok, aš tavęs klausaus ir taip romantiškai pasakojai, toks atrodo tas laikotarpis toks romantizuotas, man taip jaučiasi, ne tik dėl tų visų puošnių suknelių, ne tik dėl visų tų kvepalų ir gražių daiktų ir tos prabangos, bet ir tas paprastų dalykų toksai buvimas čia ir dabar ir mėgavimas paprastais dalykais. Tiesiog paprasta diena, paprasti pašnekesiai, atrodo tiek turi daug žavės ir romantikos. Taip. Ta bendrystė, tokia seserystė. O dabar, ar sukūrei filmuką kokį nors gražų TikTok'e? Parodė. Skiria truputuką. Ir kritikos kiek pasipila dar, ar ne, iš kitų pažiūrų. Oi, jo, laikai iš tikrųjų tuo momentu tikrai saulė buvo romantizuoti ir tokia kaip dėžavų, praėjo toks jausmas, žinai. Iš tikrųjų, gal šitą savo praeitį kažkaip turėčiau truputėlį integruoti čia, ta prasme, daugiau to bendravimo gyvo, o ne vien tik, žinai, sulindus į tuos technologijas. Ai. Gerai.
Ar grįžtant prie projekcijos tolimesnės eigos, ar dar nori pasižiūrėti daugiau? Kad čia lik ir viskas man jau atsivėrė, aišku. Kažkaip daugiau nieko kažkaip. Tai skaitau paskutinę pastraipą, vėliau atsibudau. Užmigusi vėl sapnavau, kad valdau lėktuvą. Lėktuvas sukosi ore kaip kulkos trajektorija. Paskui buvo moterų grupė, mes matavomės sukneles. Aš vilkėjau auksinę suknelę ir aukštakulnius. Atrodžiau labai gražiai tarsi modelis ant platformos, tačiau bateliai buvo nepatogus ir norėjusi sportinu. Tai va. Jo, pastovi tokia kaip tęsinys, bet vėl kita kažkokia erdvė. Vat, man iš tikrųjų patiko tas skrydis ir tas lėktuvas, kaip aš ten įvaldžiau, bet truputėlį baisoka buvo, aš pamenu, kad kaip suvaldyti tą lėktuvą. Aš irgi dažnai sapnuoju, kad ten ar mašina, ar ten irgi kažkokie, kad nežinai, kaip valdyti. Tarsi kažkokia, žinai, pamoka. Tas lėktuvas, gal vėlgi aš taip išjaučiu kaip simboliškai, aš tiesiog, man kažkokia tarsi buvo paskaita, žinok, pamokėlė, kaip valdyti tą savo astralinį kūną, kad mes galime belia kaip vartytis. Kažkaip va taip aš išjaučiu dabar, žinok. O tas lėktuvas tarsi, gerai, tie rėmai saugumas, kad saugiai jausčiaus, nes ten, sakau, žinai, kaip būna tie šou, stovi ir žiūri, kaip tie lėktuvai skraido, gal esi stebėjus? Aha, aviacijos, taip. Aviacijos, tai va. Tai Įdomi. Galėčiau pasakyti, kad aš kažkokia reinkarnacija ar kas, bet tiesiog kažkokia tai kaip pamokėlė man. Va, kaip sapnai atrodo tokie, kartais tiesiog gali būti, kur nesupranti, ar ne, čia kažkur skridau, kažką dariau, o kai va taip įdėmiai pasižiūri, atrodo vis kažkokia pamoka. Taip. Vis kažką gali naujo išmokti. Smagu. Dar kažką matai? Kažką pasąmonė tavo gal dar nori parodyti? Tai man atrodo tos auksinės suknelės, kaip aš apsirengiau, dabar kažkaip prie tų suknelių eina. Ir vėlgi merginos, ne, ta moteriška energija, suknelės. Ir tie aukštakulniai, jo, aš vos ten, žinok, balansą, aš stengiuosi labai išlaikyti tą savo balansą. Ir galvoju, blemba, geriau jau sportiniai. Auksas, tai labai, aukštų vibracijų energetika, spalva. Vėlgi, įdomiai tą patelį man. Vėlgi kažkokia tai pamokėlė buvo. Kodėl jie taip jaučiasi tau tokie nepatogus, nors atrodo toksai suderinamas suknelės aukštakulniai? Supranti, galbūt man supranti, kaip suknelė gražu, tu jautiesi labai toks pasitempęs, elegantiškas, tie aukštakulniai, žinai, irgi tokie, tau duoda tokį kaip grožį, suteikia tokią estetiką, elegantiškumą, bet realiai man iš tikrųjų patinka labai patogiai jaustis. Kažkaip kartais norisi supranti kažkaip gal to pasipuošimo, kažkokio tai išėjimo, žinai, iš tos kasdienybės, bet kartais galvoju, geriau jau kažkaip patogiau, žinai, greitai ir patogiai. Gal čia kažkaip kalba apie kažkokį tai pasitempimą. Čia nebus surišta su ta moteriška energija. Čia yra surišta su moteriška energija, žinai, bet aš manau, jeigu tu, supranti, daug žmonių daugelis kreipia į tą, supranti, estetiką. Bet jeigu tu jautiesi patogiai, toks, koks tu esi, tai, aišku, neturi ten būti apsirengęs visiškai jau ten kaip koks valkatėlė, žinai, tu turi pasitempęs būti, bet tu gali atrodyti gražiai ir patogiai, tarkim. Man kažkaip tokį apie pasitempimą šneka. Nes aš pastaruoju metu tikrai pas mane labai daug visko paprastumo, žinai, aš ten labai retai kada tuos batelius aukštakulnius nešioju, žinai, nei man yra kur išeit per daug. Ir, žinai, vaikai, ta kasdienybė, tas senas. Ir kartais, žinai, mintise galvoju, būtų faina, žinai, pasitemti kažkur nueiti, dar kažką, bet
Gal čia ir todėl tuose sapnuose ir aš atsirandu tokia pasitempusi su aukštakulniais. Realybėj, žinai, kažkaip paprastumas, o bent jau sapnuose pasipapia. Aišku, nieks netrukdo man puosti. Dažnai, kai yra vaikai, tas, žinai, Tai nors paprastai, greitai, žinai. Nugali. Kaip sakai? Kol kasdienybė nugali. Kasdienybė nugali, jo. Sapnuose jau, kaip sakant, nebėra tų darbų. Nu, Jau gali paskraidyti, paskraidyti. pasidžiaugti, pasipuošti ir net va į tuos laikus nusikelti, Mhm. ant scenos pašokti. Va, būtent. Tai irgi gyvenimas, kaip sakant, gyveni dieną, gyveni ir naktį. Iš tikrųjų. Iš tikrųjų. Gerai. Tai ar viskas ties šitą, ties tuo sapnu ir projekcija? Jo. Tai čia buvo iš sapnas su astralinės projekcijos elementais, ar kaip tai išjauti? Kas tai buvo? Čia buvo lucid sapnas su astralinės projekcijos, taip tikrai buvo astralinės projekcijos elementais, bet ne ta tikroji astralinė projekcija, žinai, kaip mes sakom, bet sujungta. Supratau. Gerai, smagu. Uždarau. Mhm.